Liberalų sąjūdis siūlo gegužės 1 dieną turėti nedarbo dieną paskutinį kartą ketvirtadienį. Aš prisipažįstu, kad būsiu prie griliaus. Ne mano širdies šventė. Na, gerbiamas kolega, iš tiesų pripažinkite, kad tai yra kažkoks tai Seimo darbo laiko deginimas. Gerbiami kolegos, aš noriu truputį priminti istorijos. Paklausiau dirbtinio intelekto, kaip ši diena, gegužės 1 vadinosi 80-aisiais metais. Ar galit patylėti? Ačiū. Tai buvo viena svarbiausių švenčių Sovietų sąjungoje. Aš kaip studentas galiu pasakyti, kad aš tą dieną prisimenu kaip kruviną dieną. Tam, kad galėtume neiti į demonstracijas, iš vakaro surengdavo kraujo donorystės dieną. Ačiū, nevarginsiu. Paprasčiausiai liberalam trūksta fantazijos, nes kiekviena sesija tas pats. Pasiūlyti išbraukti gegužės 1. Todėl siūlau balsuoti prieš.